Sveiki, aš Austėja Pupelytė ir šiandien papasakosiu apie biatloną. Šiuose skaidrėse papasakosiu pagrindinius dalykus apie tai, kas yra biatlonas, jo atsiradimo istoriją, stipriausius šio sporto sportininkus ir taip toliau. Tai pirmosios biatlono formos datuojamos kelis tūkstantmečius snieguotose Šiaurės Europos regionuose. Gyventojai greitai slinko per sniegą slidėmis. Slidės naudojo ir medžioklėje. Jie buvo ginkluoti lankais bei ietimis, kaip medžioklės įrankiais. Šis ištvermės ir tikslumo derinys buvo labai svarbus jų išlikimui, ypač žiemą. Laikui bėgant, ši praktika tapo ne tik gyvybiškai svarbia būtinybė, ji įsitvirtino šiaurės šalių kultūroje. Gyventojai rengdavo susitikimus, kuriuose slidinėjimą derindavo su lankų arba ieties medžioklė. Šie renginiai leido jiems parodyti savo įgūdžius, dalintis linksmomis akimirkomis. Jie palaipsniui davė pradžią šiuolaikiniam biatlonui. Šiuolaikinio biatlono užuomazga siekia 17–19 amžių, kaip Norvegijoje, Švedijoje, Rusijoje ir Anglijoje vykusios kareivių lenktynės su kliūtimis. Pirmosios registruotos biatlono lenktynės vyko netoli Švedijos ir Norvegijos sienos 1767 metais, tačiau reguliarios varžybos dar nevyko iki 20 amžiaus pradžios. Biatlono pasaulio čempionatai rengiami nuo 1958 metų, o 1992 metais Albervilio olimpinėse žaidynėse pirmą kartą rungtyniavo ir moteris. Pirmasis Lietuvos biatlono čempionatas suorganizuotas 1961 metais, o Lietuvos biatlono federacija buvo įkurta 1995 metais, kai biatlonas buvo atskirtas nuo Lietuvos slidinėjimo federacijos. Kaip treniruočių forma, biatlonas buvo populiarus kariuomenėje, ypatingai Skandinavijoje. Biatlonas nuo 1924 metų pavadinimu karinis patruliavimas buvo žiemos olimpinių žaidynių programoje iki 1948 metų, kol Antro pasaulinio karo pokarinės nuotaikos privertė atsisakyti šios sporto šakos. Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės federacijos iniciatyva biatlonas į olimpinę programą grįžo 1960 metais. Tai kas yra biatlonas? Biatlonas yra žiemos sporto šaka, kurį sudaro lygumų slidinėjimas ir šaudymas iš šautuvo. Sportininkai įveikia tam tikrą distanciją slidinėjimo trasoje, šaudo stovint arba gulint, tai galima matyti nuotraukas. Šis sporto šaka reikalauja ištvermės, įveikiant tikrai nemažus atstumus slidėmis. Raumenų jėga ir galingumas tikrai taip pat yra svarbu. Pusiausvyra ir koordinacija, koncentracija, norint susikoncentruoti šaudant ir šiaip įveikiant visą trasą. Streso valdymas bei taktika, kaip greitai įveiksi trasą, kaip greitai šaudysi ir kaip tiesiog įveiksi visą savo distanciją. Tai kaip kilo pavadinimas biatlonas ir kokia jo reikšmė? Tai žodis biatlonas kilęs iš senovės graikų kalbos bi, tai reiškia du, o atlonas reiškia varžybas arba renginius. Terminas puikiai atspindi šios disciplinos
dvilypį pobūdį, jungiantį lygumų slidinėjimą ir šaudymą iš šautuvo. Nors varžybos jungiančios slidinėjimo ir šaudymo egzistavo šimtmečius, tik 20-ame amžiuje žodis biatlonas buvo priimtas šiai sporto šakai apibūdinti. Tai kokios yra biatlono varžybų rungtys? Tai moterys ir vyrai važiuoja skirtingas distancijas. Sprinte vyrai važiuoja 20 km, o moterys 7,5 km. Ir yra 2 šaudymai. Įveikus pirmo trasos dalį yra šaudoma gulint, paskui įveikus dar vieną ratą šaudoma stovint ir galiausiai yra finišinis ratas. Persekiojimo rungtyje vyrai šliuožia 12,5 km, o moteris 10 km. Ir yra 4 šaudymai, gulint, stovint. Individualioje rungtyje vyrai važiuoja 20 km, o moteris 15 km. Taip pat yra 4 šaudymai, tik šaudoma gulint, stovint. Bei masinis startas, kuriame vyrai įveikia 15 km, moteris 12,5 km. Ir yra 4 šaudymai, gulint, stovint. Taip pat yra estafetės 2 rūšių. Tai vienoje dalyvauja 4 sportininkai. Tai gali būti arba 4 vyrai, arba 2 moteris ir 4 vyrai, arba 4 moteris. Bei yra estafetė, kurią sudaro tik 2 žmonės. Štai galim matyti, kaip atrodo trasa ir šaudykla. Taip, štai kaip atrodo mūsų inventorius. Tai yra šautuvas, slidinėjimo batai, slidės, kuriomis važiuojame žiemą, riedučiai, kuriais treniruojamės vasarą ir lazdos. Tai žymiausi pasaulio biatlonininkai yra Ole Einar Bjørndalen iš Norvegijos, Martin Fourcade iš Prancūzijos, Johannes Tignes Bjeo, Norvegija, Magdalena Neuner, Vokietija, Emil Hagle Svendsen, Norvegija. Žymiausi Lietuvos biatlonininkai yra Algimantas Šalna, Karolis Zlatkauskas, Tomas Kaukėnas, Vytautas Strolė, Natalija Kačergina, Linas Banys, Karolis Tramborovskis, Gabrielė Lečinskaitė. Tai asmeninė patirtis. Prieš lankant šitą sportą lankiau visiškai kitokį sportą, tai buvo plaukimas, tačiau prieš beveik 4 metus atėjau į biatloną. Tai sportuojant šį sportą, kaip ir visur, būna tiek sėkmių ir nesėkmių, tai šiame sporte man taip pat buvo tiek sėkmingų įvykių, tiek nesėkmingų. Tai manau, mano įsimintiniausias įvykis tai yra atsirinkimas į jaunimo olimpinės žaidynės, kurios vyko Pietų Korėjoje Gangwon mieste. Tai nors ten startai ir nebuvo labai sėkmingi, tačiau gavau galimybę pamatyti aukštesnio lygio sportinį renginį, susipažinti su nauja kultūra ir jos žmonėmis, pakeliauti aišku, ir tikrai smagiai praleisti laiką. Tai biatlonas yra viena įdomiausių žiemos sporto šakų, kur fizinis krūvis derinamas su tikslumu.
Jo šaknys karinėj istorijai, tačiau šiandien tai profesionalus sportas, turintis milijoną gerbėjų visame pasaulyje. Tai sportas, kuris reikalauja visapusiško pasirengimo bei stiprios valios.